Kaip atsakinga pilietė žinau, kad neužtenka iš valstybės vien tik reikalauti. Siekiant pokyčių, tobulėjimo reikia ir duoti. Jausdama aplinkinių pasitikėjimą, palaikymą, paskatinimą, noriu ir galiu prisidėti prie Lietuvos ekonominių politinių pokyčių formavimo ES lygmeniu. Būdama Europos parlamente sieksiu: 1. Istorinio teisingumo atkūrimo. Tai yra, kad komunistinio režimo nusikaltimai būtų prilyginti fašistinio režimo nusikaltimams ir pagaliau būtų išspręstas okupacinės žalos atlyginimo klausimas. 2. Sieksiu užtikrinti stabilų energijos tiekimą į Lietuvą ir taip sumažinti priklausomybę nuo vieno energetinio tiekėjo. 3. Kasgi daugiau, jei ne jaunas žmogus pasirūpins jaunais žmonėmis ir be abejo jaunų šeimų interesais. Jei jūs, mylieji, Birželio 7 dieną atiduosite balsą už mane, užtikrinu, kad dirbsiu didžiausioje Europos liaudies partijos Europos demokratų europarlamentinėje grupėje, atsakingai atstovaudama Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų interesams.